Nes turiu 4 valandas dar Stambulo oro uoste ir aš pabandysiu pavaikščioti po Stambulo oro uostą ir pasižiūrėti, ar šitam oro uoste įmanoma rasti kažką gero, ką būtų verta nusipirkti pačiame oro uoste, o ne tarkime grįžus namo. Tai vat. Duty free parduotuvė centre, ją užeisim pradžioje. Toksai gal pastebėjimas, tai aš nežadu žiūrėti dalykų, kurių aš pats nenaudočiau ir nepirkčiau niekada, nes nežinau jų kainų irgi, tai tiesiog žiūrėsiu tik į tas prekes, kurias pats naudoju ar naudočiau. Yra speciali nuolaida Davidoff Cool Water tualetiniam vandeniui, kuris yra geras pasirinkimas vyrams, kurie mėgsta kvepėti kaip skalbiklis arba skalbinių kvapiklis. Tai teoriškai nukaina nuo 73 iki 50 eurų. Lietuvoje šito daikto kaina yra 35 eurai. Labai gera kaina šitam tankerai džinui. 1 litras 23 eurai, tai vienas mėgstamiausių mano džinų. Ir kadangi grįšiu per Stambulo oro uostą už poros dienų, manau, tikrai pasinaudosiu šitą akciją. Lietuvoje kaina yra 35 eurai už litrą. Cigarečių aš nepirku, bet panašu, kad jos yra kažkur po 3 eurus už pakelį perkant blokais. Ballantine's viskis, kuris yra labai geras gėrimas maišant su dietinė kola, čia kainuoja viso labo 42 eurus už 2 1 litrų butelius. Lietuvoje kaina yra ganėtinai panaši. Taip kad minimaliai staupytumėt pirkdami čia, bet reikėtų tempti iš oro uosto. Tai mano žmona mėgsta Mavi kvepalus iš Boss linijos. 50 ml kaina EDP čia yra 83 eurai. Lietuvoje tos kainos yra 25 eurų už 50 litrų EDT ir kažkur 35 eurai už EDP versiją 50 litrų. Tai čia yra absoliučiai nenormali kaina. Blogiausias deal ever turbūt. Tai įdomu tai, kad tas pats Mavi, bet ne EDP, o EDT versija 50 litrų čia kainuoja 30 eurų. Vėlgi, Lietuvoje panašiai kaina 20 kažkur 5 eurai už šitą versiją. Tai beveik tas pats, bet vėlgi čia yra, galime, kad tai yra didžiulis išpardavimas. Čia vis tiek neapsimoka. Tai Amouage iš esmės yra puikus, bet brangus pasirinkimas, pavyzdžiui, atsiprašant už durnojo kelią ir panašiai. Tai Stambulė kainuoja 330 eurų, kas yra gerokai brangiau negu Vilniuje, kurie kainuotų apie 200 eurų. Ir įdomu tai, kad Omane, kurie yra gaminami, jie kainuoja brangiau negu Vilniuje, Omane jie kainuoja apie 260 eurų. Nors esame Turkijoje, niekur negalime pasislėpti nuo pigių kinietiškų kaljanų. Tai šitas kaljanas turėtų kainuoti apie 5 eurus, tačiau kainuoja 55 eurus. Itin blogas. Viskas yra labai blogai šiuo atveju. Ir tokius dalykus žmonės parsiveža dažnai iš Egipto, nežinodami, kad jie yra pagaminti Kinijoje. Na, štai atėjome ten, dėl ko aš ir mėgstu skristi pro Stambulo oro uostą. Tai būtent kaljanų tabakai, kurie čia yra vis dar labai nebrangus ir ganėtinai neblogos kokybė. Adaja yra 12 eurų už 250 gramų, lyra 12 eurų, revoši 12 eurų, serbeti 12 eurų, yra kažkoks Smirna už 10 eurų, pusę kilogramo supakuota po 50 gramų yra 22 eurų, o šiandien 15 eurų. Tarp kitko, Blue Horse šitas Baku Nights yra labai neblogas tabakas. Adaja taip pat neblogas tabakas, serbeti neblogas tabakas, revoši specifinis tabakas, tačiau nėra blogas, Smirna nėra geras, lyra so-so, Smog Moon, nesu apie tokį girdėjęs. Turbūt nusipirksiu Adajos ir tiek. Tarp kitko, nepalyginamai geresnės kokybės Auduman kaljanas. Čia kainuoja tik tai viso labo 110-114 eurų. Ir už to kainą, tai sakyčiau, yra puikiai kaina tokio dydžio ir kokybės kaljanui. Auduman yra Turkijos brandas. Vėlgi veikiausiai čia reikės nusipirkti papildomai taurelę. Galbūt šitą iš HMD, kurie papildomai kainuos 50 ar kažkas panašaus eurų. Bet tai yra nesulyginamas kaljanas su to, ką prieš tai rodžiau.
o kaina tik taip 2 kart didesnė. Šitas N2 čia kainuoja 60 eurų. Aš pažiūrėsiu, kiek jis kainuoja Lietuvoje, bet dažniausiai jis būdavo išparduotas. Taip yra Atomic už 39, vėlgi tai yra kelionė į Kaljaną, jie nėra skirti rūkymui namuose. Tačiau jeigu keliaujate ir stovyklaujate ir norite turėti Kaljaną, tai visai neblogas variantas turbūt. O man bent jau yra tikrai geras brandas. Čia atrodo fantastiška kaina AirPodų, nes viskas yra nukainota, tik tai tiek, kad šitie AirPodai turėtų kainuoti 140 eurų Lietuvoje. Ir jie niekada nekainavo 260 eurų, o būtent šita ketvirta AirPodų versija su noise cancelling turėtų kainuoti 180 eurų. Ir vėlgi niekada neturėjo kainuoti 260 eurų. Tai paskutiniai parduotuvėje nefilmavau, nes buvo labai daug pardavėjų ir labai mažai žmonių. Ir vėliau supratau kodėl. Tai tiesiog pateiksiu paveikslėlius ir komentarą, kas ir kaip. Tai Thule Aion kuprinės atitinkamai 150 ir 200 eurų už mažą didelę versiją, Lietuvoje atitinkamai 125 ir 140 eurų už jas. Tada Thule Subterra Hybrid Bag, kurį pats tarp kitko naudojau ir nešioju toje kelionėje, ten atitinkamai kainuoja 230 eurų, Lietuvoje už jį aš mokėjau 108 eurus. Thule įpakavimo kubeliai, kuriuos labai rekomenduoju, Stambulo oro uoste kainuoja atitinkamai 29, 39, 49 eurus už mažą kompresinį, didelį kompresinį ir didelį dvipusį kubelį. Už juos Vilniuje aš tarp kitko turiu dar čekį, pasižiūrėjau, mokėjau 11 eurų už mažą, 14 už didelį kompresinius ir 22 eurus už dvipusį kubelį skirtą švariems ir nešvariems drabužiams supakuoti. Tai kažkur dvigubai. Tai prieš 2 savaitės dėl atšaukto skrydžio buvau parą įstrigęs Ziuricho oro uoste, dėl ko teko nusipirkti tokį padidintos galios USB-C krovimo kabelį, už kurį Ziuriche sumokėjo 32 eurus. Vilniuje oficialioje Apple parduotuvėje toks kabelis būtų kainavęs 39 eurus, tai negi šiek tiek daugiau negu Ziuricho oro uoste. Tarpu Stambule už jį yra prašoma 69 eurų. Tai prieš tas pačias 2 savaitės Ciuriche taip pat kartu su kabeliu reikėjo nusipirkti kroviklį. Pasėmiau šitą Apple 2 lizdų 35 W kroviklį, kuris Ciuriche kainavo 66 eurus. Vilniuje būtų kainavęs tiek pat 65 eurus oficialioje parduotuvėje. Tarpu Stambulėje visai nepasikuklino ir už tą patį prietaisą prašo 142 eurų.